Taigi, merginos, kas sodyboje bučiavosi su dviem skirtingais vaikinais? Buvo, man nebuvo. Gerai, merginos, dabar kas pavogė šokoladą iš picos šaldytuve? Nevogiau. Diana, tai tu pavagiai. Tu paėmei šokolado plytelį iš šaldytuvo knopą, aš iš tikrųjų daviau picai pinigų už tą šokoladą. Šaunu, aš nežaidžiu žaidimo, bet ar galiu užduoti klausimą? O, talismanas nori užduoti klausimą. Nagi, talismanai. Tik merginos atsakykit sąžiningai. Mes visada atsakom sąžiningai, mes neturime ko slėpti viena nuo kitos. Merginos, ar melavote, kad nesijaučiate gerai, kad neitumėte į treniruotę? Atsakykite sąžiningai. Buvo. Talismane, gerai, pamenu, tu irgi mums melavai, kad nesijauti gerai. Ir tu nuėjai į pasimatymą. Beje, su kuo tada ėjai į pasimatymą? Kas šis slapta mergina, talismane? Nesvarbu, su ja nepasisekė, nesusitarėme nieko. Merginos, turiu klausimą. Esu vieniša mergina be vaikino. Ar jūs man pavydėjot savo vaikinu? Atsakykit tik nuoširdžiai. Mes pavydėjom. Žinai, Meri, nors tu esi mūsų draugė, mes visos čia draugės, bet nerimaujam dėl savo vaikinų. Merginos, viskas, jūs žaidėte žaidimą, treniruotės, laukia. Talismane, palauk minutę. Paskutinis klausimas. Merginos, nors žinau, kad mes ir jūs esam švelnaus būdo, bet ar bent kartais jautėtės kaip blogos merginos? Diana, bet čia per klausimas, na ar niekam nebuvo? Buvo. Merginos, aš tai žinojau, nes kiekvienoje iš mūsų gyvena bloga mergaitė. Mano blogosios merginos, atsistokite, reikime treniruotis geriau. Taip, talismane, einam. Merginos, man buvo taip įdomu, kaip realiame gyvenime būti bloga mergina. Pabandykim. Taip, noriu pabandyti. Gerai, po treniruotės pabandysim. Taigi, po treniruotės pasikeisim kartu su jumis. Knop, aš jau įsivaizduoju, kokią blondinę blogą mergaitę būsi. Zuikės, ar tikrai vaidinsite blogas merginas? Taip. Na, krepšininkai, kodėl jūs mane pakvietėt, norėjot su manimi pasikalbėti? Klausyk, nekurk scenos prieš mus, turime su jumis dalykinį pokalbį. Ramiai, Romeo, klausyk, Loren, ar nenori būti mūsų informatoriumi? Informatorė? Vaikinai, ko jūs norit iš manęs? Na, žiūrėk, tu esi kambaryje su zuikėmis, noriu, kad papasakotų man visus Dianos pokalbius apie jos santykius su Timūru. Tik klausyk, šis pokalbis yra tik tarp mūsų, niekam nesakyk. Ar Smailikas jau papuolė? Jis susitikinėjo su futbolininku Dima, galbūt jie įsiskyrė. Tiesiog Smailikas nori užmegzti ryšį su Loren, kad sugrįžtų pas Dianą. Tai ne pirmas kartas. Man tai nepatinka. Blondi, nusiramink, mes čia stovime kaip avys. Eikim, kad nepastebėtų. Ar jis tikrai ją įsimylėjo? Ne, Blondi, jie tiesiog bendrauja. Taigi, ar gali išlaikyti paslaptį? Vaikinai, aš moku saugoti paslaptis. Mano burna bus užrakinta. Tada atidžiai klausyk. Apie ką jie kalba? Palauk, Smalikai, nieko nesakyk, varlės, išeikite iš čia. Išeinam. Na, pasakykit man, ką turėčiau daryti. Trumpai tariant, apie visus Dianos pokalbius apie Timūrą turėtų man pranešti. Tiesą sakant, zuikės iš viso nieko ypatingo prie manęs nesako. Taigi, kokia problema? Įjunk diktofoną, padėk telefoną po lovą ir eik. Kuo daugiau informacijos, tuo labiau būsiu tau dėkingas. Gerai, supratau. Loren padarys viską, bet tu būsi man skolingas, gražuoli. Oho, kas čia buvo? Ji nuolat tai daro su Dima. Ne, draugai, ir viskas gerai. Pietus, o picos ir aiso nėra. Aš nesuprantu, tai pirmas kartas, kai jie neatėjo į darbą. Visada viskam būna pirmas kartas. O gal jie paliko sodybos namus? Klausyk, futbolininkė, tylėk, jie niekur nedingo. Vakar matėm jo sodyboje. Jie tiesiog gelbėjo savo darbą. Taip, jie tiesiog paliko mūsų alkanus. O, bičiuliai, kaip gerai, kad jūs visi čia. Turi sudaryti sąrašą, kas eina į zuikių mokyklą, o kas į kitą mokyklą. O, ponia Maika, ir jūs tai darote dabar? Taip, mano dešinioji ranka atsisakė man tai padėti. Ne, mokytojau Maikai, aš nieko neatsisakiau. Jūs mane tik išdavėt. Taigi, Leli, nekalbėk su manimi apie išdavystę. Taigi, pica ir raisas, pagaminkite man kakavos. Pica ir raisai. Kur jie yra? Jų čia nėra. Jie neatėjo, praleido. Jie atsisakė mūsų visų. Visų sodyboje. Tai gerai, vaikai, o jei jie kur nors linksminsis, pasibuvimas klube yra vakare, o ne darbo diena. Kas man pagamins kakavos tada? Dešinė ranka išgertų kakavos. Gerai, Lelė, padaryk tai. Ar sugrąžinsit mane į savo padėjėją? Tik, kad Ebe nežinotų. Gerai, ji nieko nesužinos. Mokytojau Maikai, nesiblaškykit, pridėkit mus prie sąrašų. Mes eisime į zuikių mokyklą. Tik į zuikių šokėjų mokyklą. Ir jokių kitų mokyklų. O, draugai, pažiūrėkite, kas ateina. O, bičiuliai, atsiprašome, per daug nesiartinkite, neturėjau laiko išsivalyti dantų. Taip, atsiprašome, mes pramiegojom, ar jūs alkani? Žinoma. Mokytojau Maikai, jūsų kakava be cukraus, kaip jūs mėgstat. Jūsų čia nebereikia, aš jau pati čia susitvarkau.
Draugai priimam užsakymus, tai reikia palaukti, kol kavos virimo aparatas sušils ir bulvės iškeps. Užsakymai bus per valandą. Šaunu. Geriau užsisakysiu maistą iš restorano. Karštas šokoladas pirmiausiai man. Vaikai, nesijaudinkite, pirmą kartą gyvenime pramiegojome. Oi, aisai. Sakiau tau nesiartinti. P-E-R-G-A-L-E pergalė. Zuikės pačios geriausios. Merginos, nesuprantu, kodėl tokia slogi nuotaika. Ne, trenerė, viskas gerai, esame geros nuotaikos. Merginos, padarykim tai dar kartą energingiau. 1, 2, 3. P-E-R-G-A-L-E pergalė. Zuikės pačios geriausios. Merginos, palaukit. Merginos, palaukit minutę, aš toj būsiu. Jūs treniruokitės. Pergalė. Zuikės pačios geriausios. Merginos, ateikit čia, kol nėra trenerės Ebi. Taigi, man reikia paskambinti Timūrui ir paklausti, apie ką aš jiems sakiau. Taip, skambink. Merginos, kame problema? Dabar Ebi pamatys ir jį išbars jūs. Palauk, talismanai, tik minutėlę. Alio, Timūrai, labas. Klausyk, ar galiu tavęs kai ko paklausti? Nedrįsk atsisakyti Dianos. Nastė, palauk. Žodžiu, šiandien mes pasikeisim su merginomis ir tu turi mums kai ko padėti. Ar sutinki? Merginos trenerė Ebi ateina. Žodžiu, aš tau viską parašysiu dabar ate. Žodžiu, merginos, turiu skubių reikalų, taigi šiandien treniruotė baigėsi. Ar mes laisvos? Taip, šiandien tiek, bet rytoj, kad nebūtume tokios vangios. Taip, trenerė Ebi, rytoj būsime geros nuotaikos. Merginos, mes laisvos. Na, va ir po treniruotės. Talismanė, taigi šaunu, eik susitikti su savo slapta mergina. Diana, ar pamiršai, jie viską nutraukė. Diana, siūs Timūrui greičiau. Merginos, šiandien bus labai šauni diena. Tegul sodybos gyventojai šiandien būna sužavėti. Taip, dėl zuikių transformacijos. Merginos super, Timūras padarys viską. Šaunu. Na, jūs tikrai blogos merginos, bet, negalima taip. Vaikinai, aš jums sakiau, pietus dar neparuošti. Taip, na eikite į kambarį, palaukite ten. Zalina, tu šiandien vėluoji pietauti. Žinoma, ji turi praktikuotis, ruošiasi į mokyklą. Nagi, vaikinai, eikime į kambarį, neverta čia laukti. Taip, eik į kambarį, priešingų atveju jūs čia tik trukdote. Kostė, iš šaldytuvo išimk žirnių pastą ir brokolius. Ai, mokykla jau artėja, matysiu Nastę kiekvieną dieną. Mane vaikinai neramina tai, kad šiandien nesame alkani. Zalina taip ruošdamas į mokyklą pusryčiams išgėrė arbatos su brokoliais, o pietų vis dar nėra. Apskritai man nerūpi, jau įsivaizduoju, kaip mes su Nastė eisime į mokyklą, lydėsime ją iš mokyklos. Kostė, tu gerai nuplauk brokolius, kad smėlis ant lūpų negirgždėtų. Aš plaunu, Zalina, plaunu. Vaikinai, sakiau, kad atnešiu pietus į kambarį. Kodėl tu čia taip? Zipai? Taip, Zipas, kaip laikais ilgai nesimatėme. Gerai. Zipai, broli! Na, sesė, pasakyk man, kaip šitas Kostė nesipuikuoja? Nesipuikuoja, Kostė yra geriausias. Zipai, manėme, kad neteisi, kad tu jau išėjai amžiams. Zipai? Zipas, ei, kaip jūs čia be manęs, ar jau buvo nuobodu? Na, bičiuli, tu mus išgąsdinai, tavęs nebėra beveik 1 mėnesį. Jau manėme, kad tu nebegrįši. Na, ateik, papasakosiu tau viską. Broli, aš tau dabar viską papasakosiu. Kostė? Ką? Šventiniai pietus. Šokoladiniai sausainiai? Taip, šokoladiniai sausainiai ir uogienė su brokoliais. Na, vaikinai, pasakykite man, kokios naujienos, kol aš buvau išvykęs. Apie Dianą papasakosime vėliau, o dabar apie mus. Visi buvome priimti į mokyklą šokėjų. Po 2 dienų su merginomis būsime mokykloje. Man neįdomi Diana, bet sveikinu su mokykla. Beje, Zakai, Zupai, Zakatai, ar vis dar susitikinėjate su šokėjomis? Žinoma, Knopo ir aš mes mylime viens kitą. Mums su Nastė irgi puikiai sekasi, į tobulą merginą. Mums su Marija sunkoka. Nesvarbu, Zupai, su Marija viskas bus gerai. Nesijaudink ir aš džiaugiuosi už jūs, vaikinai. Kur tu buvai, Zipai? Iš tavęs išvis nebuvo jokių žinių. Gerai, kad šiandien atėjai, dar turėsime laiko nusipirkti dalykų mokyklai. Tačiau sąrašą atidavėme merginoms, bet tai nesvarbu, manau, kad jos tau viską nupirks. Vaikinai, man nieko nereikia pirkti, aš neisiu jokią kiškučių mokyklą. Ką turi galvoje? Zipai, mes visi buvome priimti ir tu taip pat. Vaikinai, aš labai džiaugiuosi už jūs, bet aš neisiu į zuikių mokyklą, turiu kitų planų. Palauk, tu esi mano geriausias draugas. Pakalbėkime išsamiau. Daugiau informacijos, trumpai tariant, aš sutikau vieną merginą. Mano širdies mergina, aš su ja turiu tobulus santykius. O kaip Diana? Mes visi susitiknėjome su šokėjomis. Ne visi, aš dar nedraugauju su palaikymo komandos šokėja. Su Diana viskas baigta, pabaiga, ar tu to nesupratai?
Taip, Zipai, Diana jau spėjo išsiskirti su krepšininku ir pradėjo sutikinėti su jo broliu. Ten toks Timūras, šis buvęs knopas vaikinas. Nesakyk buvęs vaikinas, tiesiog krepšininkas. Sąžininkai vaikinai, man nesvarbu, su kuo Diana sutikinėja. Aš turiu merginą, aš ją myliu, ji myli mane, mūsų santykiai puikus. Ir beje, vaikinai, yra gerų naujienų. Zipas leidžiasi į kelionę. Zipai, kokią kelionę? Turime laikytis kartu, mes esame šeima. Zipai, tu meluoji. Tikėjomės, kad mokysimės kartu su mumis. Būsime kieti ir visi mūsų bijos. Jūs vaikinai jau šaunus, tai galite padaryti be manęs. Aš einu į kruizą su savo mergina. Oho, tai va, brolis pas mus nebegyvena. Nesvarbu, vaikinai, aš jūs atsiminsiu. Jūs žinote, ką kreiptis pagalbos, visada galite man skambinti. Zipai, na pasakyk man, kaip tau ten sekasi, kur tu ten buvai? Jau kepa sausainiai, Kosteik pažiūrėk, kad nedegtų. Šaunu, Kostė virėjas. Viskas gerai, sesė, su Zipu viskas gerai. Aš turiu merginą, išvažiuoju į kelionę, taigi viskas kol kas šaunu. Mergina, kelionė, o kaip su mokykla? Buvom priimti visi kartu. Tai puiku, jūsų svajonė išsipildė, mokysitės įprastoje mokykloje su normaliais paaugliais ir nesijaudink dėl manęs, aš jūs aplankysiu, tikrai, nepamiršiu. Nelabai tuo džiaugiuosi, atnešiu keletą sausainių. Zalina, na nesijaudink, vis tiek pasimatysime. Gerai, Zipai, padėkime susikrauti tau lagaminą. Zipai, aš verksiu. Na, merginos, kaip jums patinka mūsų išvaizda? Kaip manot, ar mes dabar atrodom kaip blogas mergaitės? Aš manau, kad taip. O dabar mus pamatys visa sodyba ir jiem iškris žandikauliai. Merginos, mūsų įvaizdžiai taip tinka mums. Taigi, Timūras mūsų jau laukia. Pasiruošę, merginos? Eime! Na, jie man praneš visą informaciją. Svarbiausia, kad jai pasisektų. O, žiūrėk, kokie svetimi žmonės čia. Pažiūrėk į automobilio numerius. Tai Dianos automobilis. Manau, čia atvažiavo jos tėvai. Manau, kad Diana padarė kažką ne taip. Na, dabar aš papasakosiu daug blogų dalykų apie Dianą ir tu sutiksi su manimi. Ką Diana padarė ne taip? Nieko, bet mes pasakysime, kad ji padarė daug blogų dalykų. Sveikas, Mailikai, sveikas, Romeo, ar nesitikėjote? Aš atvažiavau Mercedesu. Nuostabu. Oho, man tai nelabai patinka. Na, tu su Mercedesu, ar tapai vairuotoju? Oho. O, labas futbolininkė, tai aš krepšininkas Timūras, dabar aš važiuosiu su šia mašina. Man nerūpi. Įsivaizduokit, kas atsitiko, ar tai Dianos tėvai? Oi, kažkas turi bėdų. Kokie tėvai, pažiūrėkit. Ar matė, tai krepšininkas Timūras? Jam pasisekė jis Mercedese. Kas jam davė šį automobilį? Tai turbūt zuikės. Aha, tipo šaunios. Kas čia? Tai cirkas. O šiandien, mažutės, mes nevažiuosim su tavimi. Po velnių merginos įsižiūri į mus. Taip, susirinko publika. Kur tu eini? Aš viską papasakosiu dėdei Maikui. Tu vis dar čia? Nagi, greitai jam sakyk. Ai, aš čia gudruolis. Taip, šiandien tu esi gudruolis. Pirmin. O merginos, šiandien esate šaunios. Mes šiandien blogos. Merginos, viso sodyba žiūri dabar į jūs. Timūrai, tegu žiūri. Na, Maikai, ar paklausai, kas mokysis mokykloje? Taip, visi nori eiti į zuikių mokyklą. Maikai, maniau, kad tų, kurių nemėgstu, šiais mokslo metais nebus. Net tie, kurių nemėgsti, nori lankyti zuikių mokyklą. Dėdė Maikai, tokie dalykai ten vyksta, jūs privalote tai pamatyti. Negi tavęs tėvai nemokė belsis, turim svarbų pokalbį, Romeo. Dėdė Maikai, čia toks baisus dalykas. Kas tai? Jūs turite tai pamatyti. Ką, zuikės? Šokėjos ten, žinokit, wow. Klausykit, kadangi mus žiūrima kaip į laidą, ar galim jos erzinti? Taip, aš siūlau pasidaryti asmenukę. Prie Mercedeso. Nagi, ypač noriu paerzinti Smailiką. Na dabar būsite patenkintos gražuolės. Žiūrėkit, jos vaidina, šaunu, jos tiesiog stovi ir fotografuojasi priešais mus. Taip, šios zuikės tikrai tapo kažkokiamis blogiukėmis. Dabar zuikės taps labai geros, jos pateks į bėdą.
Va, jūs čia pažiūrėkit. Merginos, kas čia? Kas čia per svetimas automobilis yra sodyboje? Puiku, Romeo. Taip, gerai padaryta, dabar Romeo yra žioplys. O, trenerė, labas. O mes ketiname važiuoti. Nesijaudinkit, dėl to turim gerą vairuotoją. Visiems ate iki. Ką reiškia iki? Merginos, jūs niekur nedingsite. Iš kur mašina? Aš ją vairavau. Trenerė, ar jūs normali? Maikai, susitvarkyk su Timūru, merginos į sodybą. Kokia čia išvaizda? Greitai. Kuri iš jūsų pasakė Dianai kaimo namus? Merginos, eikit. Ar pasibuvot, blogos merginos? Taigi teisingumas atėjo, zuikės gavo tai, ko nusipelnė. Pone Maikai, tai ne aš kaltas, merginos manęs paprašė. Nusirmink, Timūrai, aš tavęs nebarsiu. Tikrai, duok man raktus. Kam? Na, aš noriu pasiimti, Ebi pasivažinėti. Pone Maikai, Timūrai, duok man raktus ir viskas bus gerai. Gerai, pone Maikai. Tu matai, viskas bus gerai. Ebi pasikalbės su merginomis, jums tikrai nebus jokių skundų. Gerai. Gerai, viskas, dabar jungsiu diktofoną. O su krepšininkais aš draugausiu. Merginos, kas čia per gėdą? Trenerė Ebi, tu turi mūsų suprasti, mes norime būti kitokios. Šiandien esame švelnaus būdo, rytoj blogios ir įžūlios. O, sveiko zuikės, aš ieškojau jūsų, beje, šauniai atrodot, bet aš jau išeinu. Klausyk, aš manau, kad mes pasakėm futbolininkės, kad jūs neturit ką veikti šiame kambaryje be mūsų zuikių. Ar vėl perėjot per spintą? Merginos, alio, dabar mes kalbam apie jūsų išvaizdą. Jei bent vienas dalykas bus ne vietoj, Loren, aš nieko neėmiau. Apsirenk, apsimest kietom. Būtų geriau užsivalyti savo kambarį, čia baisi netvarka, aš jumis nusivyliau. Gerai, merginos, nepavyko. Ne, stop, aš protestuoju, aš taip pat. Ir aš, trenerė Ebi, nesakys, ką dėvėti. Trenerė Ebi mums nesakys, kaip elgtis. Trenerė Ebi gali treniruoti mus. Beje, taip, trenerė Ebi, merginos visiškai teisios. Tu esi mūsų trenerė ir nenuspręsi už mus ką vilkėti. Protestas. Taigi apsivilkit savo šokėjų uniformą ir treniruotė truks 2 valandas. Ne, trenerė Ebi, žinot, mes taip pat turim savo charakterį. Trenerė Ebi, ar prisimeni, kad pažadėjant mūsų nerėkti, tu šaukiant savo Maiko. Merginos, mūsų laukia mašina, mums laikas eiti. Taip, Knopa, tu teisi, mes eisim. Ne veltui Timūras atvežė mašiną čia į sodybą. Merginos, ar nori dabar visiems parodyti, kad aš negaliu su jumis susitvarkyti, tiesa? Trenerė Ebi, tu neturi su mumis reikalų, tu tik mūsų trenerė. Artėja mokykla, mes norime į vakarėlius, pavargome būti malonios ir mielos. Kartais mes tiesiog norim parodyti savo charakterį. Gerai, merginos, eikit parodykit savo charakterį. Bet tai ne zuikės šokios, o tai blogos merginos. Taip, trenerė Ebi, šiandien mes blogos merginos. Merginos, aš nesuprantu, kodėl jie ant mūsų pyksta. Tiesą sakant, merginos, kai tokia pikta, ji mane labai erzina. Žodžiu, draugai, šiandien mes blogos merginos ir viskas. Spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate. O mes einam pasilinksmint. I won't stop, no, I won't stop, I won't stop, I won't stop, no, I won't stop, yeah. I'm so handsome, all in car, my Zoom, my Benz, I'm so fancy.